Mano vaikai tai yra stebuklingas atvejis, dar vadinamas šimtmečio ketvirtuku, nes jie gimė 2018 m. spalio 18 d. ir būtent 18 metai buvo šimtmečio metai Lietuvoje. Kai grįžti atgal į praeitį, tai yra labai neapsakomas jausmas. Pirmiausia, aš jį vainikuoju begalinę drąsą, begaliniu tikėjimu. Aš praktiškai praleidau kažkur 3 mėnesius būdama jau nėščia Kauno klinikose ir dar po to gimus vaikam dar 3 savaitės. Visada labai smagu prisiminti ir pabrėžti tai, kad gimdymo metu, gimdymas buvo planuotas, dalyvavo net 21 medikas. Didžiausia gimė Patricija, tai yra 2 kg 4 gramai. Tada Rėjukas buvo 808 gramų. Tada buvo Nojus, 668 gramai ir Tajukas, 504 gramai. Man labai sunku iš tikrųjų apie tai kalbėti, nes aplinkui mes matėm daug skaudesnių situacijų ir labai daug žmonių aplamai nesupranta, kas yra, kai gimsta šeimoje ankstukas, nes kol su tuo nesusiduri, tol nelabai supranti to viso skausmo, tos visos baimės, to viso streso. Vaikai gimė 32 savaičių. Patricija, Rėjus, Nojus ir Tajus dabar yra pirmokai ir jiem yra 7,5 metų, tai šie metai mums visi yra labai sudėtingi. Sudėtingi tiek man, nes aš niekada negalvoju, kad man reikės iš naujo mokytis. Ir ypatingai per 3 klases, nes vaikai lanko 3 skirtingas klases ir jiem sunku yra. Ir dar sudėtingiausia tai, kad aš juos auginu viena. Šiuo metu mūsų šeimos didžiausia problema yra tai, kad vaikam reikalingas logopedas. Aš pati kaip mama jau stengiausi gerus 2 metus ir važiavomės į raidos centrą 1 kartą į savaitę, bet pažangos jokios nėra. Aš matau, kaip mano vaikai dabar šiuo metu atsilieka mokykloje, jiem yra labai sunku skaityti, nes jie nelabai supranta to viso tarimo ir jau susidaro ganėtinai didelės spragos, nes Patricija, pavyzdžiui, jinai 1 klasėje ir jinai vis dar nemoka skaityti. Tai kadangi vaikai gimė ankstukai ir mes turėjom problemų su raide, viskas tęsiasi ir dabar. Didžiausia problema mūsų yra šiai dienai tai, kad vaikam reikalinga privataus logopedo užsiėmimai ir jų reikia daugiau negu 1 kartą per savaitę. Aš esu labai dėkinga ir labai tikiuosi, kad ši pagalba padės mano Patricijai Rėjui pasivyti savo bendraamžius ir kuo greičiau išmokti skaityti ir gražiai kalbėti.